Viščiukų sparneliai marinuoti imbiero ir hoison padažo mišinyje. Sparnelius nuplaukite, nusausinkite popieriniu rankšluosčiu, aštriu peiliu padalykite kiekvieną sparnelį į 3 gabaliukus. Mažiausią sparnelio dalį išmeskite. Kitus gabaliukus sudėkite į didelę kepimo skardą, išklotą kepimo popieriumi. Paruoškite marinatą. Dubenėlyje sumaišykite hoison padažą, klevų sirupą arba medų, česnaką, imbierą ir sezamo aliejų. Supilkite marinatą ant sparnelių ir švariomis rankomis. Švelniai maišykite, kol vištienos gabaliukai vienodai pasidengs marinatu. Uždenkite maistinę plėvelę ir marinuokite šaldytuve mažiausiai 4 valandas arba geriausia per naktį, kad marinatas įsigertų. Įpusėjus marinavimo laikui vištieną dar kartą pavoliokite. Myli mane? Myli mane? Tuoj pabaigsiu. Įkaitinkite orkaitę iki 200 laipsnių temperatūros. Kepkite vištienos gabaliukus 45-50 minučių. Praėjus 20-25 minutės apverskite likus 15 minučių iki kepimo pabaigos. Sparnelius vis pavoliokite, kad padažas karamelizuotųsi ir vištiena pasidengtų glazūrą. Nervai neatlaikė. Skanaus.